Ką tik atlikom automobilio paiešką pagal užsakymą Audi Q5. Benzinas atnaujintų variklių 2 litrų 185 kW. Tas jau geresnis 108 kW. Niekada nepirkit. Kodėl įdomi buvo ši paieška? Automobiliai būna dažniausiai iš Amerikos, juos reikia labai detaliai ir atidžiai patikrinti, kad įsitikinti, ar tai vertas pirkimo automobilis ar ne. Būtent šis automobilis grįžo kaip skendęs. Bet mes skambinom pardavėjui, klausim, kas per situaciją. Mes žinom, kad kai Audi Q5 turi panoramą, čia yra liga. Užsikemša latakas ir pribėga vandens. Ir kaip tik pasiteisino mūsų nuojauta. Būtent buvo tas pats ir gedimas. Pardavėjui užteko pakeisti valdymo bloką, išplauti viską, išvalyti ir automobilis puikiai vedas ir važiuoja. Ir jis nėra daužtas, tiesiog iš Amerikos. Nors buvo dažytos šios durys, bet dar Amerikoje lengvai be glaisto perdažyta. Tiesiog turbūt buvo kasko. Taigi, kai ieškot automobilių, nenurašykit Amerikos, bet labai atsargiai juos patikrinkit ir nepirkit tų visų, kur buvo žiauriai daužti, skendė iš tikrųjų, ar kitais defektais. Realiai kiekvieną sykį turit gilintis į situaciją ir kai kada juos verta tikrai pirkti, nes nupirkom labai gerą kainą su 100 000 km rido. Galėsim suteikti automobiliui garantiją. Taigi, jeigu jums reikės pagalbos, kreipkitės.